Prieš 100 metų mūsų krašte aludės ir traktieriai. 1925 metais Joniškio valsčiuje gyveno 15 639 gyventojai. Pagal gyventojų skaičių buvo galima leisti veikti 5 traktieriams ir 10 aludžių. 1924 metų pabaigoje Valsčiaus taryba buvo leidusi veikti 5 traktieriams, 1 aludei ir 1 krautuviai prekiaujančiai svaigiaisiais gėrimais. Bet 1925 metų sausio 12 dieną Joniškio valsčiaus ir miesto taryba nutarė panaikinti nutarimą dėl svaigiųjų gėrimų krautuvės ir leisti privatiems asmenims laikyti 5 traktierius ir 10 aludžių. Gaščiūnų valsčiuje gyveno 2089 gyventojai. Pagal gyventojų skaičių buvo galima leisti veikti 1 aludei, bet nebuvo leista veikti nei 1. Kriukų valsčiuje gyveno 3437 gyventojai. Buvo galima duoti leidimą 1 traktieriui ir 2 aludėms, tačiau leista veikti 1 krautuviai prekiaujančiai svaigiaisiais gėrimais. Žagarės mieste gyveno 4730 gyventojų. Buvo galima leisti veikti 2 traktieriams, 4 aludėms, tiek ir buvo leista. Žagarės valsčiuje gyveno 4615 gyventojų. Buvo galima duoti leidimą 1 traktieriui ir 3 aludėms, bet niekam nebuvo leista veikti. 1925 metais Žagarės miesto socialdemokratų frakcija paskelbė pareiškimą dėl traktierių atidarymo. Autoriai rašė, kad dėl sunkios padėties darbo rinkoje traktieriai dar labiau pakenktų gyvenimo sąlygoms. 1. Dėl menko darbo žmonių apšvietimo traktieriai atima žymę jų uždarbio dalį. O 2. Traktieriai juos tvirkina. Vadinasi, traktieriuose prie bendro esamųjų socialiai sutvarkymų nepatenkinimo gali susikurti pradžia tos ugnies, kuri įsiliepsnojus gali sunaikinti visuomenės tvarką, turtus ir ramybę. Iškilus sąjūdžiui, kaip rodo istorijos faktai, iš traktierių išeina nedoriausieji elementai, ypač pavojingi žydų tautai. Be to ir prekyba krautuvėse daug geriau einanti prie uždarytų traktierių, nes žmonėms pinigų daugiau lieka. Suėmus šitą ir prisiminus dar, kad kai kurie dešiniųjų tarybos nariai nori traktierių tik dėl asmeninių savo sumetimų, socialdemokratų partijos nariai, kaip po tikri blaivybės draugai, atsisako dalyvauti traktierių atidaryme ir visą atsakomybę už blogas traktierių atidarymo pasekmes palieka dalyvavusiems šiame darbe tarybos nariams. Iš Lietuvos centrinių valstybės archyvų fondų parinko Giedrė Lastauskienė, perskaitė Juozas Šalkauskas. Kazimier, še pinigus. Mūsų giminaičių Mocius Kazimiers su savo pačia važiavę namo iš Joniškės tuoj po Pavietrės per sodžių Jekiškių, nes kitą kartą ten kelsėjas. O Jekiškiuos da daug pustaučių tebebuvę iš Pavietrės. Jis saka savo pačiai. Kaip man dabar pinigų reik, tai kad iš velnio gaučiau pinigų, žiočiočiaus. Iš Jekiškių kokius pustaučiaus išbėgęs kumeliuks, paskiau jų ratus ir sekas. Jiedu ėmė džiaugtis. Mat koks čia jaukus kumeliuks. Tas kumeliuks jau į jų tarpą galvą įkišęs, šie paglostė, kumeliuks ir pirmasias kojas į jų ratus įsikėlęs, šiedu ir supratę, kas čia per kumeliuką.
ėmė kalbėti, Aniuls pasveikino. Subalvočių lauką mušti ir pražuvęs. Pavažiavęs namo, naktį atsigulę, išgirdę iš vakaros ant aukštą trinkt, trinkt, trinkt. Kazimier, Kazimier, še pinigus. Šie nusigandę iš miega ėmė poterius kalbėti. Paskui pati barusias ant paties. Kam reik nieku šnekėti? Šiaurės Lietuvos pasakos surinka Kazimieras Lančiauskas, paskaitė Sofija Jonaitytė.